buvom, kaip sakyti, arti varžovų visą laiką, nors tikrai nesužaidėm turbūt nei vienos atkarpos ilgesnės, kur būtume tokie pastovūs su savo sprendimais tiek gynyboje, tiek puolime. Tai kas neleido mums turbūt ir kažkiek stipriau perimti iniciatyvos. Bet sakau, nepaisant to, tas rezultatas visą laiką buvo apylygis iki tol, kol užstrigome puolime, kažkiek pradėjom žaisti labiau po vieną ir nesisekė visai užsibaigti. Tas leido jiem užbėgti greitą puolimą, sumesti kelis laisvus metimus, pajutė ritmą ir taip įgavę persvarą jau sakykime, nebeįstengėme jų pavyti. Tai pramesti tritaškai, kiek jie irgi neleido pajausti net vadinamą flow, sakykime, kad nuo gynybos iki tada? Jo, aš sakyčiau, kad mes, ypač pirmoji pusė, tai tikrai susikūrėm daug laisvų metimų. Nežinau, ką galim geriau padaryti, kai reikia tik įmesti. Tokia diena turbūt, tai sakyti, jie tikrai atrištų tas erdves, ties ko jau nebegalėtų tiek rizikuoti varžovai ir atsirastų daugiau prasiveržimų ir būtų turbūt lengvesnis žaidimas vienas prieš vieną gynėjams ar ne. Tai daug dalykų iš tikrųjų atsivertų ir čia yra krepšinio subtilybės, kur, kaip, sakykime, jeigu nekrenta metimai, tai visiems tas gyvenimas pasunkėja. Rungtynių pabaigoje kaip turėjo tą spurtą, bet kodėl nepavyko tarkim anksčiau, ne taip jau užspausti, ką padaryti visiškai pabaigoje? Vis tiek spaudimas yra savotiška rizika, tai tu nenori prie apylygaus rezultato rizikuoti, o sakykime, jau kai laikas spaudė, persvara buvo didžiulė, turėjom tą riziką prisimti, jinai veikia. Bet buvo pora klaidų, ypač tas tritaškis vienas Jantneno iš kampo buvo labai skausmingas, kai nuo 6 iki 9 ar ne prasileidom, nors tenai vėlgi buvo klaidinga rotacija ir tokie dalykai iki galo neleido mums dar kartelį sugrįžti. Kiek tu tokias pačias geriausias rungtynes išmuša komandų visiškai iš ritmo, ne, tai 2 savaitę čia visiškai eliminuosi? Tai čia, žinot, Eurolyga, tai aš manau visos komandos per tą praeina. Ir tokie sunkesni momentai dabar jau tikrai parodys apie mūsų charakterį, kur mes dabar išnekėjom ar ne, kokia komanda esam, tai dabar yra ta atkarpa, kai mes tikrai negalim pirštų badyti nei vienas į kitą, tai turim išlikti kartu. Taip, pralaimėjom 2 rungtynes išvykose, kurios buvo tikrai ne kažkokiais dideliais rezultatais, ant tokių, sakykime, taisytinų dalykų ir dabar grįžtam namo. Tikrai turėsim, manau, sunkias rungtynes, bet tuo pačiu turim ir galimybę pasikelti nuotaikas. Tai aš manau, tik tai turime pamiršti šias rungtynes ir žiūrėti į priekį. Šortas dominuoja lygos sezoną, tokio ūgio, čia daug yra diskusijų, žavis turbūt kelias pačiam. Kas tai iš vis per žaidėjas tavo akim ir kaip ta komanda šis Paryžius, kuri dabar turbūt karščiausiai? Tai tokia labai neįprasta stiliaus tikrai komanda ir visiems sunku prie jos, kaip sakyti, prisitaikyti ar suprasti, kaip jie žaidžia tą krepšinį. Labai greitas krepšinis, labai improvizacijos daug bėgimo, daug tokių situacijų, kur negali sudvejoti su savo gynybiniais sprendimais, keis, nesikeis, nes tai jie iškart išnaudoja. Tikrai daug avantūriškų tokių sprendimų, bet čia jų žaidimas ir jie žaidžia tikrai agresyviai, sakykime, kova dėl kamuolių. Jie turi savo sistemą, kuri kol kas jiem tikrai veikia ir aš manau, tai yra kažkiek naujas krepšinis, ko galbūt dar ne visi yra susidūrę, sakykime, kad ir krepšininkai ar kitos komandos, tai sakau, įdomu, kaip jiems seksis visą sezoną su tokiu savo žaidimu, kai komanda, sakykime, jau kažkiek prisitaikys ar ne, atras kažkokią silpnesnę vietą. O kalbant apie Šorcą, tai reikia pasakyti, kad maži žaidėjai grįžta tikrai į krepšinį ir yra labai svarbi dalis, ypač kai dabar daug susikeitimų gynyboje naudoja komandos, tai tokie, kurie drasko tą varžovų gynybą, jie turi savo kainą ir yra svarbus žaidėjai.